Gera matyti Dievo vaikus susirinkusius kartu, nežiūrint, kad oras nemalonus, žvarbus, atšiaurus, bet čia mes susirenkam, kur Dievo meilė mus apgaubia ir sušildo. Todėl malonė visiems, kurie myli Viešpatį Jėzų Kristų, negęstančią meilę. Tikriausiai daugelis žinote, kad kompiuterį, kaip ir savo namus, taip pat reikia laikas nuo laiko ištuštinti. Nes ateina diena, kai ten tiek visko prisikaupia, kad jis jau nebepajėgia netgi atidaryti dokumentų ir normaliai dirbti. Taigi šią savaitę, norėdamas išmesti iš kompiuterio pasenusius dokumentus, besikartojančias nuotraukas, nebereikalingus elektroninius laiškus, radau vieno iš mūsų Biblijos tarnautojo, Arūno Čerkeso, kurį daugelis gerai pažįstate, laišką rašytą 2008 metais, kuris susibaigė tokiais žodžiais ir kuris įkvėpė mane paruošti šį pamokslą. Jisai rašo: įsijungęs į Viešpaties tarnavimą, atradau gyvenimo prasmę. Nes mano gyvenimas po truputį ėmė panašėti į tą Dievo tikslą, kuriam ir buvau sukurtas. Dievas jūs taip pat nori pakviesti tarnavimui. Ar jūs jau įsitraukite į tarnavimą, kurį patikėjo jums mūsų Dievas? Tai žodžiai, kurie išties priverčia susimastyti, ar ne? O prieš tai buvo pridėta ištrauka iš Elenos White raštų šiame pačiame laiške, kurią taip pat noriu perskaityti. Dievo žmonėms suteikta didžiulė šviesa. Ir vis dėlto daugelis pastorių yra pavargę nuo to, kad jie vis dar turi mokyti tos, kurie patys turėtų būti mokytojais. Kad jie vis dar turi apšviesti tos, kurie patys turėtų būti šviesa pasauliui. Kad jie vis dar turi laistyti tos, iš kurių pačių turėtų trykšti gyvojo vandens šaltiniai. Kad jie vis dar turi praturtinti tos, kurie jau patys galėtų būti brangiosios tiesos versmėmis. Kad jie vis dar turi kartoti Evangelijos kvietimą tiems, kurie jau patys turėtų eiti į pasaulį ir nešti dangaus žinią. Kad jie vis dar turi dvasiškai maitinti tos, kurie jau patys turėtų stovėti keliuose ir kviesti visus ateiti į avinėlio vakarienę, nes viskas jau paruošta. Tai išties svarbi žinia, verčianti susimastyti ir pagalvoti, ką aš čia veikiu. Ir ši citata užsibaigė tokiu sakiniu. Tačiau daugelis iš šitų žmonių gali paklausti: o kasgi yra tinkama šiam darbui? Mąstydamas apie visą tai, prisiminiau apaštalo Pauliaus laišką rašytą korintiečiams, kuriame jis taip pat kalbėdamas apie Evangelijos tarnystės svarbą, iškelia klausimą, o kasgi yra tinkamas šiam uždaviniui? Paskaitykime kartu dar kartą tas eilutės, kurias girdėjom šį rytą. Antras laiškas korintiečiams, 2 skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės. Antras laiškas korintiečiams, 2 skyrius, nuo 14 iki 16. Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą.
Juk mes esame Kristaus kvapas Dievui, tarp einančių išganimą ir žengiančių į pražūtį. Vieniems mirties kvapas nešantis mirtį, kitiems gyvenimo kvapas vedantis į gyvenimą. O kasgi tinkama šiam uždaviniui? Įdomu pastebėti, kad iš pradžio apaštalas džiaugsmingai dėkoja Dievui už tai, kad jam ir jo bendradarbiams atliekant skelbimo tarnystę Korinte, viešpats suteikė pergalę prieš visus viešpaties ir tiesos priešus. Ir jisai sako, dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje. Kai mes išeiname į misiją, kai mes skelbėme Dievo žodį, jisai sako, Kristus mums dovanoja pergalę. Žmonės atsiliepia į žinią, priima Jėzų kaip savo gelbėtoją ir tampa Dievo šeimos nariais. Ir apaštalas Paulius tarsi švenčia pergalę prieš Kristaus ir tiesos priešus ir su naujų įsidegimu veržiasi į priekį, skelbdamas apie prisikėlusį viešpatį. Ir Evangelijos žinia anot Pauliaus ir tie, kurie neša tą žinią, yra tarsi smilkalų aromatas, toliau plačiai sklindantis po visą pasaulį. Knygoje Apaštalų darbai rašoma, kad tų laikų papročių, jeigu karą laimės karvedys grįždavo namo su paimtais belaisviais, su savo kariuomenė, kada jis keliaudavo namo, parsiveždavo belaisvių, tuomet būdavo uždegami smilkalai, čia Romos laikais, kurių kvapnus aromatas tiems belaisviams, kurie būdavo pasmerkti, reikšdavo, kad jų egzekucijos metas čia pat. Kai būdavo uždegami tie smilkalai, tai būdavo žinia, kad dabar bus sprendžiamas visų belaisvių likimas. Ir tie, kurie buvo nereikalingi, kai uždegami smilkalai, po jų sekdavo tai, kad jie būdavo nužudomi. O tų, kurie buvo pasigailėta, jiems smilkalų kvapas reikšdavo, kad jiems yra dovanojama gyvenimas ir kad jų išlaisvinimas yra čia pat. Tas pats aromatas, tačiau skirtingos pasiekmės. Ir kaip matome, apaštalas Paulius, kai rašo, jisai naudoja vaizdinius iš savo kasdienio gyvenimo, tai, ką jis matydavo gatvėse, tai, ką matydavo kasdien, kas vyksta. Ir tiems, jisai tai prilygina Evangelijos žiniai, tiems, kurie priima Kristų, Evangelijos žinia tampa gyvenimo kvapu. O tiems, kurie atmeta Evangelijos žinią, kurie netiki ją, jie jiems tampa mirties kvapu. Ta pati žinia, tačiau taip pat skirtingos pasiekmės. Priklauso nuo to, koks yra žmogaus santykis su Evangelijos žinia. Ir kaip skaitome, po šio išreikšto džiaugsmo dėl Evangelijos sėkmės, apaštalas netikėtai pateikia klausimą. O kasgi yra tinkamas būti to Kristaus pažinimo kvapu? Kas yra tinkamas užimti šitą atsakingą postą? Kas yra tinkamas pristatyti Dievo žinią nuodėmėje žūstančiam pasauliui? Kas yra tinkamas atstovauti Dievą žemėje ir būti jo ambasadoriumi? Kas yra tinkamas skelbti Kristų taip, kad tiesos priešai neturėtų pagrindo nekęsti nešamos žinios? Kasgi yra tinkamas tokiam uždaviniui? Taigi, kaip jūs galvojate, kas nusako Kristaus mokinio tinkamumą būti Kristaus pažinimo kvapu?
Pagal kokius kriterijus mes tai apibrėžiame ir vertiname? Ar tinkamumą nusako garbus amžius ir daugiametė patirtis? O gal tinkamumą nusako įgytas aukštasis išsilavinimas ir teologinės žinios? O galbūt tinkamumas priklauso nuo to, kokius pasiekimus ir apdovanojimus yra įgyjęs tikintysis? O galbūt tinkamumas kyla iš išskirtinių talentų ir gebėjimų, kurių neturi kiti? O galbūt tinkamumas priklauso nuo sėkmės evangelizacijoje, nuo to, kiek žmogus atvedė žmonių pas Kristų? Arba nuo didelio krikštų skaičiaus? Galiu pasakyti, kad ačiū Dievui, kad apaštalas Paulius apie visą tai net neužsimena. Ir tam yra labai svarbi priežastis. Jeigu pažiūrėtume į Nojaus 120 metų tarnystės ataskaitą, tai eilutėje žyminčioje prie jo prisijungusių žmonių skaičių pamatytume didelį nulį. Pagal atsivertimų ir prisijungimų prie arko žmonių skaičių turėtume sakyti, kad Nojus buvo pats prasčiausias evangelistas ir pats prasčiausias tarnautojas. Visiškai nesėkmingas. Ir galbūt netgi nelabai tinkamas būti Dievo pažinimo kvapu pasauliui. Tačiau jo tinkamumas atlikti jam pavestą uždavinį apibrėžė ne tai, kiek žmonių įlipo į arką, bet tai, kiek žmonių išgirdo ir sužinojo apie Dievo malonę, pasiruošusią atleisti kiekvieną žmogaus nusikaltimą. Ir sužinojo ne tik apie Dievo malonę, bet ir apie besiartinantį tvaną kaip Dievo bausmę. Ir čia drąsiai galime pasakyti, kad kai pradėjo tvinti vandenys, visi žinojo, kodėl žemę ištiko tokia nelaimė. Tiek mažas, tiek didelis, tiek jaunas, tiek senas. Nojaus žinios, skelbiamos žinios kvapas per 120 metų pasklido po visą žemę. Kiekvienas norintis įsigelbėti nuo tvano galėjo tai padaryti. Nebuvo nei vieno, kurį kylantis vanduo užklupo netikėtai. Visi buvo perspėti. Kitas taip vadinamos nesėkmingos evangelizacijos pavyzdys – pranašas Jeremijas. Dievas jam liepė eiti pamokslauti ir sako, nors tavęs niekas neklausys, nei vienas žmogus neatsilieps į tavo žinią, bet tu vis tiek eik ir skelbk. Keistas pavedimas, ar ne? Dažnai mes komitetuose, tarybose sėdim ir sakom, šitas metodas neveiksmingas, neverta investuoti į tai lėšų, mes to nedarysime. Tačiau viešpats Jeremijas sako, aš žinau, kad tai, ką tu darysi, rezultate bus didelis nulis, bet vis tiek eik ir daryk. Kam? Kam veltui išvaistyti laiką? Kam veltui išvaistyti resursus? Kam viešpats siunčia daryti tai, kieno galutinis rezultatas yra nulis? Ir jeigu pasižiūrėtume Jeremijo tarnystės ataskaitą,
Tai eilutėje žyminčioje, kiek Izraelio tautoje atsivertė žmonių dėl jos skelbiamos žinios, kaip minėjau, ten taip pat būtų 0. Mąstant apie šios du pavyzdžius iš Biblijos, mane privertė iš naujo įvertinti tai, kas yra tinkamas šiam uždaviniui. Kaip Jūs galvojate, kas yra tikroji evangelizacijos sėkmė? Ar tai, kad žmonės klauso tai, ką mes skelbėme ir prisijungia prie mūsų bažnyčios, tiksliau prie Dievo bažnyčios reiktų sakyti? Ar evangelizacijos sėkmė yra tai, kad mes darome tai, ko mūsų prašo daryti mūsų viešpats? Ir tai yra evangelizacijos sėkmė. Ieškant atsakymo į šį klausimą, aš atradau, kad evangelizacijos sėkmė Dievo akyse, ne žmonių, bet Dievo akyse, matuojama ne to, kiek Jėzaus mokiniai išgydė žmonių, ir ne to, kiek per jų tarnystę atsivertė žmonių ir pasikrikštijo ir tapo bažnyčios nariais, tačiau to, kad Jėzaus mokiniai ėjo ir darė tai, ką viešpats sakė jiems daryti. Ir apie tai mes skaitome Evangelijoje pagal Luką 10 skyriuje. Evangelija pagal Luką 10 skyrius ir čia paskaitysiu ištraukomis iš šios skyriaus. Pradžioje nuo 1 iki 3 eilutės. Parašyta, paskui viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Netgi šitoje eilutėje mes girdime, kad Jėzus sako, evangelizacijos sėkmė yra ne jūsų rankose. Tai yra mano rankose. Visa, ką jūs galite prašyti, tai, kad šeimininkas siūstų daugiau darbininkų į lauką, nuimti derlių. Ir 3 eilutė sako, keliaukite. Štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. O dabar paskaitykime nuo 9 iki 11 eilutės. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisiartino Dievo karalystė. O jeigu suksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome net jūsų miesto dulkės prilipusias prie mūsų kojų. Bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau prisiartino. Ar mes galime matyti, apie kokią evangelizacijos sėkmę šiose eilutėse kalba viešpats? Ar jis kalba apie didelius skaičius? Atsivertusių, priėmusių žinią? Ne. Bet apie ką jis kalba? Keliaukite, eikite, skelbkite, darykite tai, ką aš jums sakau daryti. Viešpats labai nori, kad jo mokiniai eitų ir liudytų apie jį dėl meilės jam. Ne dėl didelių skaičių, bet vien iš meilės jam darytų tai, ką jis prašo jos daryti. Jis nori, kad mes noriai ir su užsidegusiomis širdimis dalintumėmės Evangelijos žinia su kitais žmonėmis, nes jis jos myli lygiai taip pat kaip ir mus. Skaitant toliau galime matyti, kad anot Jėzaus tikroji evangelizacijos sėkmė yra nelaimėtų žmonių skaičius,
o mokinių patirtis su Dievu gauta atliekant evangelizaciją. Mokinių patirtis su Dievu gauta vykdant tai, ką Jėzus jiems pavedė. Ir paskaitykime 16 eilutę. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs. Čia labai, jeigu taip galima įsireikšti, Jėzus švelniai, galbūt netgi tas žodis nelabai man patinka, sakyčiau diplomatiškai, pasako, žinote, kai jūs eisate į misiją ir kai jūs skelbsite žinią, čia ne jūs svarbiausia. Nesusireikšminkit per daug, kad čia jūs atmetė, čia jūsų neklauso, arba jūs priėmė ir jums dėkoja. Nepamirškite, kieno darbą jūs dirbate. Ir kai mes atliekam šitą darbą, Jėzus sako, jūs turite taip dirbti, tarsi jūsų ten nebūtų, tarsi jūsų nebūtų matyti. Nes garbė priklauso man ir sėkmė priklauso man, ne jums. Ir dar aiškiau apie tai Jėzus kalba 20 eilutėje. Bet jūs džiaukitės ne to, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Štai kas turi būti tikrasis džiaugsmo šaltinis Dievo vaikams. Ne tai, kokie yra rezultatai mūsų evangelizacijos ataskaitose, o tai, koks yra mūsų ryšys su mūsų gelbėtoju. Tai yra pagrindas. Ir dabar paskaitykime visame šitame kontekste 23 ir 24 eilutės. Atsigręžęs vien tik tai į mokinius jis tarė, palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Tai parodo, kad evangelizacinės veiklos ataskaitoje ne visada galėsime matyti didelius krikštų skaičius. Tačiau turime suprasti, kad Viešpats mus siunčia dalintis jo žinia į priešiškai nusiteikusį pasaulį ne tam, kad jis norėtų tuščiai švaistyti mūsų laiką ir švaistyti savo resursus, bet tam, kad mes įgytume naujos patirties su mūsų Viešpačiu ir per tai taptume vis labiau panašus į jį. Štai kas yra svarbiausia evangelizacijoje ir kas yra tikroji evangelizacijos sėkmė. Tai įgyta Jėzaus mokinių nauja patirtis su savo Dievu. Taigi grįžtant prie apaštalo Pauliaus klausimo, kas yra tinkama šiam uždaviniui? Pažiūrėkime, kokį tinkamumo šaltinį nurodo pats apaštalas Paulius. Tad grįžkime į antrąjį laišką Korintiečiams. Antras laiškas Korintiečiams, tik dabar skaitysime ne antrąjį skyrių, o trečiąjį skyrių. Antras laiškas Korintiečiams, trečias skyrius ir paskaitykime 5 ir 6 eilutės pradžią. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti, tartum į savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais naujosios sandoros. Naujosios sandoros, kuri buvo parašyta ne raidėmis, bet dvasia. Dievo dvasia žmogaus širdyje, o ne raidėmis ant akmens plokščių, kaip kad buvo Mozės laikais. Apaštalas sako, kad tinkamumą šiai kilniai, atsakingai
ir garbingai tarnystei ateina ne iš mūsų sukauptos ilgametės patirties. Ir taip pat ne iš mūsų įgyto aukšto išsilavinimo. Ir ne iš mūsų turimų išskirtinių talentų ir sugebėjimų, bet tik iš vieno Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais naujosios sandoros. Ne raidės, bet dvasios, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie, kurie buvo viešpaties palaiminti sėkme jo darbe, jie niekada nesigirs savo pasiekimais. Nes jie supranta, kad ši sėkmė priklauso viešpačiui, o ne jiems. Nes jie patys savyje neturi jokių galių laimėti žmogų iš šėtono valdžios. Tai reiškia, kad tinkama šiai tarnystei yra tas, kuris suvokia, kad sielos vertė yra tokia brangi, ji matuojama paties Dievo Sūnaus gyvybę. O per tai suvokia, kokia svarbi yra ir ši tarnystė, kokia yra atsakinga. Tai reiškia, kad tinkamas yra tas, kuris negali ramiai gyventi ir eiti miegoti nepasimeldęs už žūstančiuosius. Tinkamas yra tas, kuris negali žiūrėti, kaip be vilties miršta žmonės nuodėmėje, esantys vyrai ir moterys. Kai Jeremijas patyrė žmonių užsispyrimą, skelbdamas Dievo žinią, jis verkė. Jis verkė dėl žmonių, kad jie bus išrauti savo namų ir atiduoti Babilono nelaisvę. Jis verkė dėl miesto Jeruzalės, kad ji bus sugriauta ir nuniokota. Jis verkė dėl savo tautos, kad ji turės kentėti kartu su nedorėliais ir būti nubausta. Ir savo ašaras jis įamžino raudų raudoje. Kai Jėzus prisiartino prie Jeruzalės, užlipęs ant kalno, jis taip pat verkė dėl šio miesto, dėl žmonių. Apaštalas Paulius, kai buvo Efeze ir praleido ten 3 metus, jisai sako, jis taip pat su ašaromis dieną ir naktį nepaliaujamai įspėjinėjo kiekvieną apie artėjančią šėtono klastą. Galbūt tai ir yra tas dalykas, kurį mes kaip adventistai pamiršome. Galbūt mūsų drungnumas ir yra tame, kad mes per retai ir per mažai verkiame dėl paklydusiųjų. Ar pamenate, kada paskutinį kartą verkėte ne tik dėl savo sutuoktinio, ne tik dėl savo vaikų ar tėvų, bet ir dėl savo draugų, dėl savo bendradarbių, dėl savo kaimynų? Ar pamenate, kada paskutinį verkėte dėl gatvės sutikto žmogaus, kuris gali prarasti amžinai gyvenimą? Šito turiu klausti ne tik jūsų, bet ir savęs. Ir aš pamenu, kada paskutinį kartą mano maldą pražuvusiosius lydėjo mano ašaros. Deja, turiu prisipažinti, kad nepamenu. Tikriausiai lengviau prisiminti, kada paskutinį kartą verkėme dėl pinigų stygiaus. Dėl to, kad reikia dirbti nemėgstamą darbą.
Lengviau prisiminti, kada paskutinį kartą verkėme dėl to, kad per atostogas nepavyko išvažiuoti, pailsėti į užsienį. Dėl to, kad negalime nusipirkti naujų namų ir naujo automobilio. Dėl to, kad negalime turėti tai, ko norime. Dėl to, kad metai prabėgo taip greitai ir nespėjome įgyvendinti visų savo svajonių. Dėl to mes labai dažnai ir daug verkėme. Ir šį sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti. Dėl to, kad daugtaškis. Jėzaus mokinys, kuris savo ašaromis nelaisto savo maldų už nusidėjėlius, nėra tinkama šiam uždaviniui. Nes tas, kuris neverkia maldoje už prarastuosius, tam nebus svarbu matyti to žmonės ir išgelbėtus. Deja, tokia yra realybė. Tas, kuris neverkia už prarastosius, jam nebus didelio džiaugsmo, kai jis pasikrikštys ir taps bažnyčios nariu. Ir tas, kuris neverkia už nusidėjėlius, tas nematys jokių problemų pasakyti kitam žmogui grubų žodį, piktą žodį. Ir tas, kuris neverkia dėl nusidėjėlių, jam nebus įdomu darbuotis dėl pražuvusiųjų. Taigi, kad suprasti, kokia išties tinkama dvasia turi lydėti mus vykdant evangelizaciją, apie kurią apaštalas Paulius kalba, kad sako, jis mus padarė tinkamus būti tarnais naujosios sandoros ne raidės, bet dvasios. Dvasiais mus padarė. Apie kokią dvasią jis kalba? Kokia dvasia turi lydėti mūsų maldas, mūsų evangelizaciją, mūsų tarnystę? Kad geriau tai suprasti, noriu papasakoti įvykį nutikusį mokyklos klasėje. Tai tikra istorija apie pirmaklasius Tomą ir Eglę. Aišku, vardai pakeisti. Kurie sėdėjo viename suole. Berniukas, nesulaukęs pamokos galo ir nedrįstamas paprašyti mokytojus išleisti į tualetą, neiškentęs prisišlapino į kelnes. Jo tarpkojis buvo šlapęs, o ant grindų lašėjo šlapimo lašai. Dabar jie apgaubė didžiulė gėda ir baimė. Jisai sustengo, bijo net pakrutėti. Kas bus, kai kažkas to jaus tai pamatys ir visoje klasėje sušuks? Pažiūrėkite, Tomas prisidirbo į kelnes. Eglė, sėdėjusi šalia, pamatė, kas nutiko. Ji nesijokė iš jo, nesišaipė ir nešaukė garsiai, pažiūrėkite, ką jis padarė, aš daugiau su juo nesėdėsiu viename suole. Vietoj to ji pasiėmė savo vandens buteliuką ir išpildama vandenį ant jo kelnių pasakė, dabar šauk ant manęs, kam aš išpyliau vandenį ant tavęs. Berniukas pasinaudojo mergaitės pasiūlymu ir sušuko garsiai, kad visa klasė girdėtų. Pažiūrėkite, ką ji daro. Mokytoja atsigręžusi pamatė, kad nuo berniuko kelnių bėga vanduo ant grindų. Griežtų balsu liepė mergaitė atsistoti ir eiti į kampą ir rytoj ateiti su vienu iš tėvų. Mergaitė nieko neatsakė, tik tyliai nuėjo į kampą. Visa klasė šaipėsi iš jos ir šaukė, beprotė, pamišėlė.
Po pamokos Tomas prie Eglės ir paklausė, kodėl tu tai padarei? Ir ji papasakojo savo istoriją. Kai buvo darželėje, taip pat nutiko tokia nelaimė. Nuo to laiko ją visi darželį pravardžiuodavo mižnę arba pampersų. Ji pasakė, aš žinau, kas yra gėda. Aš žinau, kas yra baimė. Aš žinau, ką reiškia, kai iš tavęs visi šaiposi, iš tavęs juokiasi ir visi tyčiojasi. Aš žinau, ką reiškia kasdien patirti pažeminimą ar atmetimą. Aš žinau, ką reiškia jaustis niekam nereikalinga. Aš tai padariau, nes nenorėjau, kad tu tai patirtum. Jėzus atėjo, kad ant savęs priimtų mūsų gėdą, mūsų kaltę ir mūsų pasmerkimą. Tačiau kaip dažnai mes gėdinamės ištarti Jėzaus vardą kitų žmonių akivaizdoje. Jis nesigėdėjo prisimti mūsų gėdą, bet mes gėdinamės prisimti jo šlovę. Ar tai ne paradoksas? Taigi, ar matote, kas yra tinkama šiam uždaviniui? Evangelijos žinios kvapas yra toks dalykas, kurio kad ir kaip tu norėtum negali paslėpti. Tad jeigu Evangelijos žinia iš tikrųjų rado vietą mūsų gyvenime, tuomet šitas aromatas neišvengiamai sklis per mūsų gyvenimą ir palies tos, kur yra šalia mūsų. Amen.